Tai atrodo labai kvaila idėja, nes lietaus dar nebuvo, laivas statomas vidury žemės, niekur nėra to vandens. Atrodo, sakykime, kvailoka, tačiau tai, kas tą idėją priema, įsigelbė. Ir Nojus išgelbėja ne tik save, bet ir visus gyvūnus. Juozapas lygiai taip pat pasiūlo sprendimą. Pastebėkim, kad Juozapas pasiūlo sprendimą, sapnas nesiūlo sprendimo. Sapnas tik pasako, kad tai bus, o ką daryti, sapne nėra informacijos. Čia ateina Juozapas su savo išmintimis, sako, reikia statyti. Reikia statyti sandėlius, tuose sandėliuose kaupti derlių. Tai irgi yra visiškai kvailas sprendimas, todėl kad paprastai badmetis nesiaučia labai ilgai ir paprastai jis negali būti visam krašte, ar ne? Tu vis tiek gali kažkaip prekiauti, nusipirkti. Šiuo atveju Juozapo sprendimas statyti ir kaupti derlių yra pateisinamas tik tai, jeigu iš tikrųjų vyks taip, kaip Juozapas sako. Lygiai ir Nojaus sprendimas statyti laivą yra geras, jeigu iš tikrųjų bus tvanas visam krašte.